brilliant. Game on! Such technique and composure. Labadiena, sveikinamės iš Vilniaus kolegijos sporto salės. Čia netrukus prasidės Lietuvos futsal A lygos, kurią remia Top Sport, 12 turo. Iš 12 turo atkeltos rungtynės. Dzenga vadinamas Audrius Dilys gali būti bejėgis. Lukas Atarūnas ir štai čia pirmasis vilniečių smūgis ir Lukas Atarūnas siunčia kamuolį į Mažeikių VIP vartus. Prabėgus 5 minutėm nuo rungtynių pradžios, štai toks atsakymas. Koksai nemalonus epizodas. Audrius Dilys praslydo. Kamuolys po patyrusio vartininko. Kokia klaida gynyboje. Aivaras Bagočius visiškai netrukdomas gavo kamuolį priešais vartus ir čia jau ir Audrius Dilys buvo bejėgis. Vilius Juknevičius pražiopsojo savo tikslą. Aivaras Bagočius. Vėl startinis Mažeikių ekipos. Dar vienas apmaudus įvartis. Ir vėl ne pats geriausias Audriaus Dilio epizodas. Lauksonas Mapra į dešinę ir iš dešinės. Ir čia įvartis į savus vartus. Nėra ką ir pasakyti, labai apmaudi situacija. Dabar Jurgis Stankevičius su kamuoliu. Martynas Valukonis, 7 numeris, Danielius Zybartas ir Lukas Atarūnas. Pagaliau, kaip iš natų, atlikta kombinacija. 4-2 mažėja. Ir 3-4 grįžta į žaidimą Vilnius futsal. Pabirėjo Mažeikių VIP 23 numeris. Vilniaus taurės turnyro antrojo etapo dvikova. Na ir nebejoju, kad ji taip pat sulauks didelio susidomėjimo. Štai koks atsakymas. Įspūdingas Mažeikių VIP komandos atsakymas. Negaliu garantuoti, kad būtent taip ir buvo. Nubraižtas po 10 žaistų rungtynių. Oba! Ir vėl kam dabar? Lukui Atarūnui užrašyti? Ar Martynui Valukoniui skirti įvartį? Na, bet kuriuo atveju vilniečiai grįžta į žaidimą. 5 minutės ir beveik 6 sekundės. Matavimas atsakingam žmogui. Na, kas smūgiuos į vartus? Benas Budzevičius, Martynas Valukonis. Benas Budzevičius, Martynas Valukonis, Jurgis Stankevičius ir viskas. Šauna pro šalį Jurgis Stankevičius. Pergalę švenčia Mažeikių VIP. Galauconas Maraužo. Tai dabar, Marijau, apie rungtynes. Tikrai intriguojanti, atkakli kova. Finišas tikriausiai netoks, kokio norėjote, bet apskritai pats žaidimas ir rezultatas, nors ir pralaimėjote, kiek pozityvo išsinešate, ar visgi daugiau negatyvo? Pozityvas būtų labiau tai tas taškas bent jau kuris. Tai šitiek, kadangi pralošėm tai negatyvų. Čia kaip pradžiai 5 žaidėm išlyginom, bėda, kad iš karto po minutės ir praleidom. Tai va, gal to epizodo nebūtų. Aš būtų bobutės ūsai, būtų troleibusas, bet blogai, kada antrą greit įsileidom, kaip po to, kaip patys įmušėm 5. Taip, bet pirmas kėlinys, grįžkime prie jo, kad pradėjot irgi, atrodo, neblogai. 5 minutę jau Lukas Atarūnas muša įvartį, 1-0 ir visgi baigėte 1-3. Ko pritrūko ir galbūt kas nepavyko tam pirmam kėliniui? Tokius pigius įvarčius gavom tam. Ir sunku prieš jų tą visie brazilų ketvirtą žaisti. Vienas iš Pakruojo brazilas dar buvo. Aivaras Bagočius, kaip sakė. Bet jis įneša tokio, nežinau, įvairiapusiškumo, jeigu tie gali ir kamuolį kontroliuoti, ir gali per tą stulpą sužaisti, prieš tą pirmą ketvirtą sunku žaisti. Ir jie turbūt, nežinau, tarp 60-70% to laiko vis tiek jie žaidė. Tai realiai laiką degina gerai, tu turi prieš juos gintis, tai va, turbūt šita problema sunkiausia buvo šiandien.
Po trečio praleisto įvarčio perėti jau prie 5 aikštės žaidėjų. Na, ilgą laiką atrodė, kad nėra ten tų variantų, neužgimsta, bet antram kėliny buvo atkarpa, kai 2 iš eilės įmušėte. Ko reikėjo, kad ta atkarpa, minėjai, kad tas praleistas iš karto atsakomasis įvartis, numušė šiek tiek azarto, bet pabaigoje atrodė, kad vėl esate arti to, kad išnaudotumėt progas, susikurtumėt, išnaudotumėt ties ko trūko? Progų išnaudojimų turbūt to neslėpsim didesnio treniruotumo. Trūksta, šitaip tas procesas treniruočių vėl nėra, kad kažkoks stebuklingas. Bet visumoje, 5 ganėtinai neblogai, nes ir tų 5 privalumas žais, kad dėl to, jeigu jie vis tiek tie brazilai žaistų, tie kontroliuotų tą kamuolį, tai bent jau čia mes kamuolį kontroliuojam ir varginam kažkiek. Ir mažai praradom tai. Ir jau kelintas rungtynės, nebloga kontrolė 5, tai. O pritrūko, turbūt sakau, to treniruotumo tokio, per treniruotės gal daugiau smūgiuoti reikia. Ir turbūt reikės gal šitam, jeigu jau kontrolė išeina tam aspektui žaidimo, gal daugiau ir dėmesio skirti treniruočiam. Beveik mėnesis dabar jau be pergalių, be taškų. Sezono pradžia tokia atrodė daug žadanti, dabar šiek tiek nuosmukis. Tai koks bus Vilnius futsal kitais metais? Nes šiais metais, man atrodo, rungtynių jau nebebus viskas. Ne, kitais iškart po naujų su Kėdainiais ir Radviliškiu, tai tos be pergalių čia žinot, kaip kažkas pradėjo be pergalių, kažkas vidury be pergalių, kažkas baigs be pergalių. Praktiškai tų komandų daug dabar apylygių, bet ką gali plošti čia kaip pais kortą, tai per daug dėl to neperina, aišku, norisi tų taškų. O ką dabar svarbu po naujų metų neprisivalgius ateiti ir su 2 mūsų lygmens komandos mūsų laukia, su jom sukovot, pergalingai reikia tikėtis. Pavelai, ar tokių rungtynių tikėjotės vykdami į Vilnių prieš realiai ar nominaliai šiek tiek silpnesnius varžovus? Ar galvojate, kad bus tokia intriga iki paskutinių sekundžių? Turbūt sumeluočiau, jeigu pasakyčiau, kad tikėjausi. Bet pradžia atrodė, kad pakankamai rungtynės bus ne tai, kad sunkias, bet mes atrodė, kad valdėm pradžią. Bet paskui turbūt atsipalaidavo, nežinau, kas atsitiko ir pagarba Vilniaus komandai, kad surado jėgų, resursų grįžti rungtynės ir duoti tikrai labai gerą kovą. Tas žaidimas prieš 5 aikštės žaidėjus. Ruošitės tam treniruotėse ar visgi tai kažkokia staigmena buvo? Tikrai čia galbūt tam tikro pasirašymo turbūt nelabai buvo, neakcentavom, kad jie daug žais 5. Turbūt tikrai nesitikėjom, turbūt galvojam, kad rungtynės pasibaigs šiek tiek anksčiau ir netek žais prieš 5. Pirmavote 4-1 antro kėlinio pradžioje. Susidarė įspūdis, kad galbūt tuo metu jau irgi kažkiek patikėjote patys, kad čia jau nuspręstas rungtynės nulemta. Sėdint iš suolo, kadangi pradėjau antram ketvirtukį, tai atrodė, kad jau pradžia buvo tokia gan vangoka iš Vilniaus pusės, tai atrodė, kad tikrai bus rungtynės mūsų pusėje ir dominuosim, bet kaip pasikartosiu vėlgi pagarba Vilniaus komandai, kad rado raktą į mūsų vartus ir išnaudojo tai, ką turėjo. Mes galbūt galėjom ir daugiau įvarčių šiandien įmušti, bet galbūt sėkmė nebuvo mūsų pusėje. 6 pergalė visgi yra. Ar laukia dar šiais metais ir dar 1 rungtynės? Kėdainiai, United, čia atrodo, iš turėtumėt vieną kairę koją apžaisti. Ne, mes dabar akcentuojame tai, kad mums čia bus 6 taškų rungtynės, kaip dažniausiai sakoma, ir kovojam dėl 4-5 pozicijų. Čia bus, aišku, kovojam labiau dėl 4 pozicijos, kad turėti namų pranašumą važiuojant play-offus. Tai turbūt netikiu, kad bus lengvos varžybos, tai turbūt prieš šventinę nuotaiką visiems ir nežinau, sunku tikėtis kažkokių lengvų varžybų tuo laikotarpiu. Bet tikslas, manau, tik vienas, taip kaip ir sakėte, laimėti. Tikslas tik vienas, visada laimėti ir važiuoti toliau.